Sveiki, čia Simas. Ir šioje apžvalgoje norėčiau pašnekėti, ką vertėtų žinoti apie SMS ir MMS žinutės. Na, SMS žinutės jūs turbūt puikiai žinot, tai yra teksto žinutės, kurios susideda iš 160 simbolių arba 70 simbolių, jeigu rašysite lietuviškomis raidėmis Š, Ž ir kitomis, arba rusų abėcėlės kirilicos raidėmis. Na, vienu žodžiu, tomis, kurių nėra lotynų abėcėlėje. O MMS tai pranešimas, kurio galima siųsti tekstas, spalvotus paveikslėlius, nuotraukas ir netgi melodijas. MMS žinutės dažniausiai pas operatorius kainuoja. Taigi, atkreipkite dėmesį į vieną tokį dalyką, kad kai jūs rašot žinutę, kai kurių mobilių telefonų, na, sakysim, kaip šiam pateiktam pavyzdį dabar, jūs renkat ir rodo, kiek simbolių mažėja. Štai šitoje vietoje. Ir rodo, kelinta tai yra žinutė. Jeigu jūs tų simbolių viršysit virš 160, atsiras skaičiukas 2. Tai parodys, kad jau yra antra žinutė. Ir jeigu jūs neturit nemokamų žinučių, jūs mokėsit už tokią žinutę išsiųsdami kaip už 2. Sekantis etapas tai yra, kada baigėsi trečia žinutė. Kai kuriuose telefonuose tai pavirsta į MMS. Ir tai yra visiškai skirtingos kainos. Aišku, dabar mes įpratę švaistytis, dėl to, kad prie mūsų planų yra nemažai nemokamų žinučių, kai kas jų iš viso neturi net ir limito, bet labai svarbu žinoti apie tai, kada šitos SMS žinutės pavirsta į MMS. Kai kuriuose telefonuose, priklausomai nuo modelio, jos pavirsta po trečios žinutę viršijus 480 simbolių. Tada jos virsta MMS žinutėmis. Tarifai yra skirtingi. Tele2 MMS žinučių pildyk kaina yra 8 euro centai, privatiems klientams maždaug apie 10 euro centų, verslo klientams jau yra net siekia 29 euro centai MMS žinutė. Bitėje tos kainos, ką teko rasti, tai yra kažkas irgi apie 27 euro centai, Omnitelis privatiems yra apie 9 euro centus, verslui nelabai ir ką radau, nes čia turbūt eina individualūs pasiūlymai. Tai vat, ką vertėtų žinoti, kas tai yra MMS pranešimai. Dar kitas niuansas, būtina žinoti tai, kad kai jūs siunčiate MMS pranešimą ir abonentas, kuris jam siunčiat yra užsienyje, automatiškai gali prisidėti jam, kad gauti tą žinutę, interneto megabaitai, nes tai keliauja jau per internetą. Lietuvoje tai pas kai kurios operatorius yra nemokamai gauti MMS žinutę, aišku, reikėtų irgi pasidomėti. Taip kad jeigu atrandat sąskaitose kažkokius tai keistus skaičius, pabandykit įsiaiškinti su savo operatoriu. O tai, kad operatoriai teigia, kad galima rašyti bet kokį ilgio tekstą, tai yra, kad ir 10 žinučių jis suskaidys ir išsiųs ir tas abonentas gaus, tai reikia žiūrėti dar į telefono modelį ir žiūrėti po kelintos žinutės pavirsta į MMS. Tad žiūrėkite telefono ekrane, kas darosi ir neišlaidaukite. Tai tiek šiam kartui ir iki sekančių kartų. Viso geriausio.